Norat parodysiu, kaip nedaryti, jeigu kontik su draugeliu išsilaikė teisės. Kaip išsilaiko teisės, gali atrodyti gerą idėją važiuoti su draugeliu kartu. Šalia pins kietą. Taigi tiep keita ir, ne? Iš tikrųjų tai ne. Norėjau jau seniau padaryti apie tai video, bet vis dėlsiau ir tada, kai pamačiau įvykį Kaune, supratau, kad reik padaryti. Nes išvažiavus dabar į gatvis labai daug matau tokių pakurių, kad reivin šalip kietų važiuon ir nemato tam problemų. O iš tikrųjų su draugeliu reikia važiuoti šaškim, zigzagas. Nesvarbu, ką pavadins, nes paskiau vėl komentatorius sakys, ne tiep šiaip vadinas, šiaip kitiep vadinas. Tai va, jūs važiuojat su draugeliu, įstriža viens kietą, paimat jaustą, padalinat anon į dvi dalis. Ir viens važiuojant vieną pusę, kits kitą pusę. Nesvarbu atsistojus ar ne. Nes kontas daug. Jūs važiuodami šalia, matot visą kelią. Jų mums ne už tuo kelią. Jeigu aš važiuočiau už ano, aš jau turiu aklą tašką. Jeigu važiuoju tiep, mums man nieko ne už to, aš pilną matau kelią prieš savį. Jeigu kažkokia kliūtis, mašina ar dar kažkas, tas mums daug erdvės ir laiką ir sureagauti ir aplenktom kliūtį. Pasivaizduok, tai jeigu važiuojam vien šalip kietą, kažkas yra ir tada, kur važiuojat katras pirms ir tada žiūrėk, dar gali ir su draugeliu susikalti. Ir kaip sustojat, jeigu sustojat kartu, kažkatras pirms to važiuojat, vis tiek nevažiuokit kartu į priekį abudu. Išleido nampą važiuoju, tada pats važiuoju. Ir mes tiep išlaikom toliau tas šaškis. Jeigu matau, kad į dešinę atsistoji, aš pereinu į kairį. Šiaip man labai nepatinka į miestį nepažįstams motociklas šalip atsistoja. Aš šiaip nemėgstu su nepažįstamas važinėtis. O kai nepažįstams atsistoja šalį, ir da būn karts tiesiog šalį ir važiuojam. Mes ne Indija, tiesam daug erdvės. Aš tais nepažįstu, tu manis nepažįstu. Nežinom, kaip kas vairuojam. Gal aš esu koks nors psichinis ir nemoku veidrodėlės naudotis. Ir gali tiesiog, nežinot, kad tu čia sugalvoti aplenk daubį ir įvažiuoti tau iš šono. Ne. Tokių geriau išvengti atveju yra išvengti labai nesudėtingai. Tiesiog paprasčiausia laikant atstomą ir laikant šaškis. Atkreipkite dėmesį, ką patyrusių motociklininkų būrelė važinėjęs. Visą laiką šaškių pozicija yra nesvarbu kas. Taip, kad saugiai važinėkit ir nekelkit pavojaus nei sau, nei draugelių, nei aplinkiniam.